Labas, Indrutė. O, dėdė. Gavot užsakymą čia kažkur? Kai Muhamedas neina pas kalną, tai kalnas eina pas Muhamedą. O taviškis taip ir nepasirodė. Ir atėjote pas mus mokyti mano vyrą plytelių klijuoti. Nu, kaip tik taip. Aš užsakymų neatsiginu. Vienas nespėjo, o taviškis sėdi be darbo. Jau nesėdi. Mokosi klijuoti plyteles. Jau dirba. Atleiskit, kad ne pas jūs. O tai pas kągi? Jis sako, jeigu jau mokytis, tai mokytis reikia iš esmės pačių naujausių technologijų. Mokosi Vilniaus statybininkų rengimo centre. Proftechniniai. Vyras tokiuose metuose. Dabar proftechninėse, kaip jūs sakot, už ES pinigus, kuriami šiuolaikiški sektoriniai praktinio mokymosi centrai. Na ir kiek jis ten jau laiko sugaiš? 2-3 metus? Keletą mėnesių. Dabar, kaip sakant, įvesta nauja modulinė sistema. Suprantat, nereikia mokintis visų dalykų kaip anksčiau. Reikia pasirinkti keletą modulių. Maniškis pasirinko plytelių klijavimo modulį. Pasirinko modelį iš modelių agentūros. Varnytė tu. Tavo vyras pasakė, kad nuėjo mokytis, o pats nuėjo pas meilužę ne kitaip. Aš taip jaunas darydavau. Dėdė, turit laiko? Geriau vieną kartą pamatyti, negu 100 kartų išgirsti. Einam. Nu. Va čia tai proftechninė. Staklės įranga, kaip iš mokslinės fantastikos filmo. O tai ką jūs galvojate, kad kaip prie sovietinių staklių arba su sulūžusiais plaktukais? Nu ir kaip ten direktorius sakė, pakeitus įrangą, apmokius dėstytojus pateikus mokymosi programas, įvedus virtualinius mokymosi metodus, mokslo lygis nenusileidžia net vakarų Europos profesinėms mokykloms. Palauk. O kaip dėl amžiaus? Taigi tavo vyras ne koks nors jauniklis tik po mokyklos. Dėdė, šituose centruose gali mokytis visi norintys įsigyti profesinę kvalifikaciją arba ją tobulinti. Klausyk, Indrutė, kai tavo vyras baigs tuos modulius, tai būk gera, paprašyk, kad jis ir mane tų gražių dalykų pamokytų. Paprašysiu, dėdė. Ačiū, vaikeli, ačiū.